esu prekybos centre dabar ir aš ištuštinau visą savo vidurių turinį į savo kelnes ir dabar nežinau, ką daryti. Suprantu, tai tikrai gali būti nelengva situacija. Aš jaučiu kaip šūdai vampyro pro kelnių tarpą. Aš tave visiškai suprantu, tai tikrai gali būti nemalonu. Giliai pakvėpuoti ir jei įmanoma, pasikalbėti su kažkuo iš personalo. Bet matai, aš užsidėjau baltus džinsus ir viskas matos. Aš tikrai suprantu, kad tai labai nemaloni situacija. Jei galima, galbūt paprašyti pagalbos iš darbuotojų, kad suteiktų tau kokį nors rankšluostį ar servetėles. Bet svarbiausia, nepamiršk, kad tu nesi viena ir aš tikrai esu čia, kad palaikyčiau. Ar man dabar bėgti ir ieškoti darbuotojo su šūdinom kelnių? Taip, manau, kad tai būtų puikus žingsnis, jeigu galbūt tiesiog šiek tiek atsitrauk nuo žmonių ir suteik savo minutėlę ramybės. Ramiai palaukti, kol situacija susitvarkys. Bet aš nemanau, kad situacija pati susitvarkys. Nebijok paprašyti pagalbos iš personalo ar net artimųjų. Personalas atsisakė man padėti, sakė man iškvies policiją, nes aš pridergiau viešą aplinką. Ir vienas personalo darbuotojas netgi įlipo į mano fekalijas. Tai labai nemaloni situacija, galėtum šiek tiek atsipalaiduoti. Jei reikės, visada kaip man atsipalaiduoti? Mano išangė jau kaip tik per daug atsipalaidavo. Tiesiog jaučiuosi sumaišyta su šūdais literaliai ir psichologiškai. Aš tikrai suprantu, kad tai gali palikti labai stiprų pėdsaką ir tai visiškai Pėdsaką, aš palikau labai daug šūdinų pėdsakų, bandydama eiti į tualetą. Aš nuoširdžiai giliuosi dėl